esu Dmitrij Romanov, užsiimu automobilių projektais, individualia veikla, ta prasme eskizavimas, tuo pačiu piešiu automobilių paveikslus. Ne tik automobilių, motociklų, įvairios technikos. Labai smagi, aš pats norėčiau ten praeiti kursą. Įdomu būtų, nes anksčiau tai Lietuvoje nebuvo, buvo apibendrintas dizainas, toks kaip interjero, ten aišku, interjero dizainas nėra tiesiog interjero, tu gali veikti gyvenime, ko jokio nori, tiesiog tau duoda pagrindus. Taip pat ir grafinis dizainas, bet čia, kai atskira atsirado specialybė, kuri koncentruojasi ties to veikla, tai labai smagu. Kaip pats su kompu nelabai kaip dirbu, ir man to trūksta, aš dabar planuoju savarankiškai mokytis, pradėjau daug kursų internetiniai, visokie online, filmukai. Tokių žmonių visada reikia, tokių, kurie moka kažką kurti, kurie turi idėjų ir, prasme, užsideginti dalyką, jis neturi azarto kurti kažką, nes jeigu žmogus mokasi tik tam, kad tiesiog turėtų piliuką ar kažką, tai čia nesąmonė, nereikia pačiam norėti kažką daryti. Nebūtina studijuoti, bet studijuoti, ta prasme, kai tu ateini, tau atsiveria trigubai didesnės galimybės, dėstytojai, nauji kontaktai, naujos pažintys, panašiai. Daug įdomiau studijuoti, kai aplink yra kompanija, prasme žmonės, kurie siekia to pačio. Norą dirbti. Niekad neapsileisti gali būti kritikos. Kažkam neįtiksi, bet kažkam gali patikti labai. Ta prasme, kiekviena prekės yra savo klientų. Reikia tik dirbti ir nepasiduoti.